Labą dieną. Šiandien laukia labai įdomi tema, kurioje papasakosiu, valandėlės bėgyje papasakosiu, kaip pasiekti sveikatos ir svorio pokyčius, kodėl vieniems veikia, kodėl kitiems neveikia, ar kalti genai, ir taip pat pamėginsiu pristatyti sveikatos programą, kuri geriausiai padėtų susitvarkyti su svorio ir sveikatos problemomis. Taigi pasidalinu skaidrę ekranu ir įkelsiu skaidres ir pamažu judėsime į priekį. Taigi, kodėl vieni sveiki ir gražūs, o man nesiseka? Paklauskite, ar esate patenkinti savimi, ar esate patenkinti taip, kaip jūs realizuojate save šeimoje, darbe, visuomenėje. Na ir kokius priežastis, kad nesiseka pasiekti. Tai trumpai pirmiausia prisistatysiu. Esu dietistė, sertifikuota mitybos specialistė ir 16 metų jau pasakoju žmonėm, kaip baigti kalbėti apie dietas, kaip nesilaikyti dietų, o gyventi taip, kaip turi būti normalus, sąmoningas žmogus, domėdamasis kūnu ir mitybą. Taigi dalyvauju vairiose TV laidose, Sveikatos kodas, Klauskite daktaro, LNK laidose ir kitose, bet labiausiai mėgstu teorinės praktinės paskaitas, kada žmonėm gyvai parodau, kaip yra paprasta gyventi ir kaip yra paprasta gaminti sveiką skanų maistą. Mano visą išsilavinimą ir sertifikatus daugelio pasaulio institutų, tarptautinių konferencijų galite rasti puslapyje šilenskienė.lt. Taip pat galima atvykti individualiai pasikonsultuoti Simpatijų klinikoje ir gauti visus atsakymus, bei taip pat ten pat vietoje atlikti įvairiausius sveikatos tyrimus. Esu kelių knygų autorė. Ir visose knygose norėjau pasakyti, kad šaukšto galia yra labai didelė. Ir grįžkime prie savo šaknų, naudokime paprastus produktus, iš kurių ir gamino mūsų seneliai, proseneliai, ir būsime tikrai daug sveikesni ir laimingesni. Mylimiausia mano knyga, kurią galima rasti ir šiuo metu knygynuose, netgi su akcija Keto meniu, tai gali būti puikiai kalėdinė dovana tiems, kas nori pradėti gyventi sveikai, gaminti paprastai ir valgyti skaniai. Šiandieninės temos, tai yra labai 4 plačios temos. Kodėl mes esame medijų aukos, nuo kada pradeda medija formuoti mūsų sąmonę, kodėl iki sveikatos pagerėjimo yra ilgas kelias ir kodėl sunkiai krenta svoris, arba jeigu mes nustojame laikytis kažkokiu tai dietų, jisai grįžta su kaupu. Ir kodėl esame nusivylę tomis dietomis ir netgi gydymo metodikomis, mūsų medicina, kas yra veiksmingiausia. Taigi pradėsiu nuo pirmos temos, kodėl mes esame medijų aukos. Kodėl mes dažnai nepatenkinti savo kūnu, bijome pasižiūrėti į veidrodį ir nuo kada mes turėtumėm pradėti rūpinti savo kūnu, ar nuo vaikystės, ar nuo paauglystės, ar jau subrendę. Jeigu pasižiūrėtumėm anatomiškai, kiek gyveno žmogus Žemėje, tai yra priskaičiuojama 200 000 metų žmogaus pirmo homo sapiens atsiradimo ir jo vystymosi kreivė. Jūs matote, kokia didelė ir ilga kreivė, ir štai geltonai pažymėta mūsų paskutinio šimtmečio periodo žmogaus vystymasis. Tai jeigu palygintumėm anatominį žmogaus gyvenimo tarpsnį tarp pirmykščio žmogaus ir dabartinio paskutinio šimtmečio, tai yra akimirka. Tai yra tiesiog blyksnis. Ir niekas per daug negalėjo pasikeisti, nei žmogaus sandara, nei, sakysime, sveikata, jeigu mes nebūtumėm pakeitę savo gyvenimo sąlygų. Iki šiol yra tautelė, nedidelė tautelė Afrikoje, Hatsu, kuri neserga vakarietiškomis ligomis, ir viso pasaulio mokslininkai važiuoja ir galvoja, kodėl jie neturi širdies kraujagyslių ligų, neturi nutukimo, neturi alergijų, neturi viršsvorio. Ir jų žarnyno mikrobiota yra 100 kartų turtingesnė ir sveikesnė negu mūsų vakariečių, kurie turi vakarietišką mediciną ir vakarietišką išsivystymo lygį, vakarietišką maitinimosi ir daug daugiau galimybės gauti įvairaus maisto.
įvairaus, bet nesveiko būtent tų žmonių akimis. Medžiotojų rinkėjų era, va šitoje mūsų laiko juostoje sudaro 99% mūsų kaip rūšies laiko žemėje ir va, būtent tęsiasi iki šiol Hatsų gentyje. Iki šiol mes biologiškai ir emociškai esame medžiotojai rinkėjai ir tokie turime būti. Nesėdėti 8 valandas ant kėdės, o judėti, todėl kad žmogus yra sutvertas tai, kad jisai guli tik tai miego metu. O visą dieną jo užduotis yra eiti, judėti, rinkti, ieškoti maisto. Tačiau mes dislokavomės į betono džiunglės ir padarėm labai didžiulę žalą savo sveikatai, nes nustojame judėti, nustojame kvėpuoti grynų orų, nustojame valgyti normalų paprastą maistą ir tuo pačiu žmogus daro didžiulę žalą žemės ekosistemams, klimatui ir vienas kitam. Pasižiūrėkime, mūsų vaikai žaidžia plastikiniais žaislais, sėdi ant plastikinės dangos, valgo toli gražu nenatūralų maistą, o pradedami maitinti įvairiausiais cheminiais mišinėliais nuo gimimo. Ir mes pamiršom, kad mūsų vaikai gali žaisti su gamtos dovanomis, išsitepti, išsimurzinti ir prisiliesti prie žemės ir gauti didžiulį kiekį bakterijų, kurios išmokytų mūsų imuninę sistemą būtų atspariems. Kas pasikeitė? Taip, mes gyvename galbūt gražiau, šilčiau, bet jeigu pastudijavus alerginių ligų vystimasi, tai čia yra įdėtas šaltinis mokslinių tyrimų, buvo tirtos 89 įvairios pasaulio šalis, 12 šalių vakarų Europoje, 5 šiaurės šalis, 17 vidurio rytų Europos šalių ir čia išvardintos 12 Afrikos šalių. Ką mes matome? Paplitimas alergijų nuo 0 iki 18 vaikų yra pats didžiausias UK, Suomijoje ir 4. vietoje yra Lietuva. Na ir Lenkija, Amerika ir panašiai. Pats mažiausias paprastai yra Afrikoje, Afrikos šalyse, na ir dar pasižymė Austrija, kadangi jau ten nuo anksčiau yra įdiegta, kad vaikai neturi augti labai steriliuose aplinkose ir yra sveikatos prevencija nuo gimimo. Dar negimęs vaikas, jisai yra jau veikiamas motinos įsčiose. Kaip mama pati maitinasi, kokiu maistu ji maitinasi, kokius vaistus ji vartoja, kokius papildus ji vartoja, ji formuoja vaiko būsimą sveikatą, būsimą imunitetą. Na ir žinoma, jau gimęs vaikas, jisai priklausomai kaip buvo pagimdytas, kaip buvo maitintas, kokius riebiosios rūgšties gavo papildus iš gyvo maisto ar iš papildų, tai yra kaip susiformavo jojo atsparumas aplinkai ir kaip susiformavo atsparumas, reiškia, netikram maistui, visa tai sąlygos ateityje jo suaugusio žmogaus tiek nuotaiką, tiek išvaizdą, tiek sveikatą. Na ir jūs matote, kad tiek DNR, nors mes gauname kiekvieną savo DNR rinkinį, tačiau tą DNR veikia įvairiausi aplinkos egzogeniniai ir endogeniniai veiksniai. Taigi, pasižiūrėkime, jeigu motinos įsčiose vaikas buvo maitinamas normaliu maistu, visaverčiu maistu, kuriame yra pilna vitaminų, mineralų, skaidulinių medžiagų, mama gimdė natūraliai ir toliau vaikas augo maitinamas natūralesniu maistu, jis gali užaugti laimingas, patenkintas ir gyvenime save realizuoti. Tačiau jeigu net įsčiose buvo veikiami genetiniai faktoriai, jau pažeista genetika kūdikio, dar negimusio, mama besimaitindama vakarietiškų maistų, o jeigu dažnai nenorėdama gimdyti, atliekama sekcija ir toliau vaikas gimsta dažnai alergiškas ir nuo pat pirmųjų dienų mato vaiko organizmas įvairiausius cheminius vaistus, sintetinius vaistus,
labai auga sterilioje aplinkoje ir nesusiduria su įvairiausiom bakterijom, tai yra neišmokoma imuninė sistema atpažinti, kas yra gero, blogo ir kovoti. Tai yra šeima laikosi vakarietiško gyvenimo būdo ir džiugina vaiką vakarietiškų maistų. Dažniausiai nuo pat gimimo vaikas turi ne tik maisto alergijų, bet įvairiausių kvėpavimo takų alergijų, odos alergijų ir dėl to išsivysto nepasitenkinimas savo išvaizda. Dažnai vaikai būna su viršsvoriu, nes jie mažiau juda, jie yra depresinės būklės ir tai veda prie valgymo sutrikimų ir ateityje prie elgesio sutrikimų. Pakalbėkime, kaip medija formuoja. Medija mus formuoja, ką valgyti, ko nevalgyti, kaip mes turime atrodyti. Dažniausiai per televizorių būna arba kažkoks tai maistas, bet net toli gražu nesveikatai palankus maistas, tai yra kažkokie tai nauji batonėliai, nauji sausainiai reklamuojami, vaistai, kaip susitvarkyti pilvo pūtimą ir taip toliau. Tai yra medija, Facebookas, TikTokai visokie, televizija, radijas, reklamos mums aiškina, kaip mes turime gyventi. Tačiau nieks nereklamuoja morkų, kopūstų, nieks nereklamuoja natūralių gamtos kažkokių tai veiklų ir panašiai. Taigi, jau pradėję lankyti darželį, mes susidurėme, kad vaikai tiesiog vienas kitą stebi ir jau iki mokyklinio amžiaus vaikai žino, kas yra gerai, kas yra blogai. Netgi darželėje galimos patyčios, nedraugausiu dėl to, kad tu toks ar anoks, arba jeigu vaikas dažnai serga, nelanko darželio, arba negali valgyti kažkokio tai maisto, vaikai jau tai vertina ir tai sako, kad tai yra negerai, arba kažkaip, sakysim, atstumia iš savo kolektyvo. Taigi šeima yra pirma mokykla, kurioje mes turime vaiką auklėti teisingai, maitinti teisingai ir aiškinti, su kuo jis turi lygintis. Ar jis turi lygintis su kitais, ar jisai tiesiog turi augti suprasdamas, kad grožis ir kūnas ir sveikata tai yra skirtingi dalykai, kad pirmiausia dėmesį reikia skirti į sveikatą ir kad ta sveikata formuojasi mūsų lėkštėje ir mūsų elgesyje. Jeigu mes valgysime sveikai, jeigu mes judėsime, jeigu mes gerai jausimės, gerai miegosime, gerai visą dieną praleisime ir būsime patenkinti, vadinasi, mes būsime laimingi. Noras atitikti kažkieno tai suformuotą idealą, tai nėra tai, ko mes turime siektis ir ko mes turime siekti patys ir ko mes turime siekti mokyti savo vaikus. Tas lyginimas su kitais, tai yra medijų įteikta kažkokia tai ikona, nėra tai, kas turėtų būti dėstoma. Visas šitas dalykas veda prie sutrikimų. Prie sutrikimų tai, kad nuo mažens vaikai puola į kažkokius tai sportus, draskosi tam, kad atitiktų kažkokį idealą. Sakysim, jeigu šeimoje, mokykloje ir sako, va, tai yra idealas kažkoks tai sportininkas arba kažkokia tai gražuolė arba madų gurų ir panašiai, vadinasi, vaikai, jeigu jie yra nukreipiami ta linkme, kad turi atitikti idealą, galvoja, kaip tai pasiekti. Prasideda badavimai, prasideda įvairiausios dietos, prasideda nenormalus sportas, arba dažniausiai tai derinamas sportas su dieta. Na ir žinoma, kraštutinis atvejis tai yra drastiškos dietos, kurios veda prie bulimijos, prie anoreksijos, prie tokių drastiškų vartojimų kaip lieknėjimo arbatos, pleistrai, vėmimai, klizmos, kažkokios tai lieknėjimo tabletės ir panašiai. Taigi medija daro labai didžiulį įtaką, formuodama, koks turi būti mūsų kūnas, bet neakcentuoja, kad mūsų kūnas turi būti sveikas ir atitikti visai kitus kriterijus, ne 90, 60, 90. Ne tai, kad mes turime tiek tai sverti ir toks mūsų turi būti ūgis, bet mes turime atitikti tiesiog sveiko žmogaus kūno proporcijas.
Tai yra KMI, kurį suformavo Pasaulio sveikatos organizacija. Pasižiūrėkim, kaip kūnas keitėsi nuo senovės ir ar iš tikrųjų tos liesos perkarusios merginos ir vaikinai, kurie reklamuoja rūbus, kurie atstovauja grožio konkursuose, tikrai buvo nuo senovės ir tikrai atnešė mums kaip žmonijai galimybę išgyventi iki šių dienų. Jeigu pasižiūrėkime antikos laikais, Egipto laikais, tai buvo sveikas, normalus kūnas, neperdžiūvęs, neperkaręs, bet jisai buvo fiziškai aktyvus ir rodė galimybę judėti, galimybę kovoti, galimybę išgyventi. Jeigu pasižiūrėsime antikinę Graikę, jau formos šiek tiek apvalesnės, todėl kad graikai, italai, ispanai ir apskritai antikiniai žmonės vertino moterį kaip galimybę pratęsti giminę. Jos dubuo turėjo būti platesnis, jinai turėjo išnešioti vaisių. Renesanso laikais buvo dar stambesnės moteris ir Rubenso gražuolę turbūt visi prisimena. Iš tikrųjų, tai buvo moteris, kurios turėjo pratęsti giminę, išmaitinti vaiką, netgi ir badmečių. Ir moters apatinė dalis būtent rodė, kad ji yra geras pasirinkimas būtent santuokai. Viktorijos Anglijos laikais, taip pat netgi Holivudo laikais, pasižiūrėkime, 30-50 metai, aktorės nebuvo kūdos, neišsiminėjo šonkaulių, kad būtų lieknesnės liemuo. Na ir jeigu pasižiūrėsime šiuolaikinę merginą, nuo 60 metų prasideda formavimas medijos, kad merginos turi būti labai liesos, berniukiškų formų, neturėti nei krūtinės, nei užpakaliuko, nei, sakysim, klubų. Na ir čia prasideda įvairiausios dietos, atsisakymas riebalų ir panašiai. Ar tai gerai? Pagalvokime. Kodėl šiuolaikinės merginos dažnai negali susilaukti vaikų, kodėl šeimos dažnai kreipiasi ar į vaikinimo įstaigas, ar į galimybę nors ir dirbtiniu būdu susilaukti vaikų, nes sutriko mūsų hormonų pusiausvyra. Sutriko dėl to, kad mes nuo vaikystės vaikams sakome, tu per storas, tau reikia lieknėti, pasižiūrėk, tu neatitinki idealų ir panašiai. Taigi medija labai labai agresyviai veikia mus, mūsų vaikus ir mūsų sveikatą, tuo pačiu mūsų sveikatą. Pasižiūrėkime lėles, pasižiūrėkime žaislus, kuriuos perkame savo vaikams. Nuo barbių, kurių liesas liemuo rodo, kokia turi būti moteris, iki, sakysim, dainininkių, vaikų dainininkių, jau jaunų mergaičių, paauglių, iki jaunimo mados, nes nuėjęs vaikas negali savo rasti tinkančio rūbo, kadangi mažų išmerų yra daug, o didesnių išmerų praktiškai nėra. Na ir tas telefono brukimas vaikams nuo mažų dienų, kur rodomi filmukai, jų metu įvairiausio maisto, greito maisto reklamos ir panašiai, formuoja tiesiog, ko vaikas norėti, ko vaikas turi norėti. Dešrelės, sūreliai, jogurtai su tam tikrais brandais formuoja, kad būtent vaikas bus nemadingas arba išsiskirs iš kitų, jeigu jo krepšelėje, pirkinių krepšelėje, maisto lėkštėje nebus tam tikrų dalykų. Aš nesakau, kad visas vaikams skirtas maistas yra blogas, paaugliams skirtas maistas yra blogas, bet jisai turėtų būti retenybė per galbūt jaunimo susitikimus, bet šeima turi suprasti, kad medija neformuoja teisingų valgymo įpročių. Medija neformuoja sveikatos prevencijos. Ir dažniausiai, kada važinėjau po sveikatos biurų, susitinku su tokiomis nuomonėmis, gaunu tokių nuomonę, kai aš pradedu kažką tai gaminti, pasakoti, sako, tai mano vaikas nevalgys, tai mano vyras nevalgys, tai kas čia per maistas, tai kur dešrelės, kur koldūnai, kur ten jogurtai saldus ir panašiai. Taip, bet ką mes turime valgydami tokį maistą? Pasižiūrėkime. Liūdna statistika. Amerikos vaikai
iki 10 metų 80% yra nepatenkinti savo kūnu, nes lygina su medijos suformuotu kūnu. Netgi iki mokykliniai vaikai, reiškia pusė mergaičių ir trečdalis berniukų, galvoja, kad jų kūnas netitinka medijų suformuotų standartų. Ar jūs įsivaizduojat, kokie jie bus suaugę? Tai bus būsimi valgymo sutrikimų ir psichologų klientai. Taigi mes išvaizdą ir kūno savirealizaciją, psichikos sveikatą, socializaciją dedame ant svarstyklių lėkštelių ir dažniausiai išvaizda nulemia, pakyla aukščiau, o turėtų būti viskas atvirkščiai. Mes turėtumėm skirtis dėmesį savo psichikos sveikatai, savo savirealizacijai ir kūną priimti ne tik tai kaip atspindį veidrodėje, kad gražu, negražu atitinka suformuotus standartus, bet kad tai yra sveikas kūnas, kad tai yra fiziškai pajėgus kūnas pagal mūsų amžių, kad aš esu seksualiai pajėgus, pajėgi, kad galiu palikti palikuonius, kad mano mintys visą laiką teigiamos, pozityvios, mano įsitikinimai yra pozityvus, mano suvokimas, kaip veikia kūnas ir kam aš esu šioje žemėje, aš žinau savo paskirtį, kaip aš vertinu save, kaip aš vertinu aplinką, kaip aš vertinu kitus, ar pagal nustatytus standartus, ar pagal tai, kaip mes galim padėti vienas kitam, kokios mano emocijos, kaip aš ilgiuosi. Tai turėtų nusverti, o ne tik tai išvaizda, ką mums suformuoja medija. Taigi, 10 savirealizacijos etapų yra labai svarbus. Pirmiausia, ką aš siūlyčiau, tai yra savianalizė. Pagalvoti, kas tu esi, suvokti savo šviesias ir tamsias pusės, priimti save tokį, koks esi ir pagalvoti, ar aš noriu keistis. Ar jūs pripildytas laimės, ramybės, ar jūs galite atleisti kitam už tai, kad jūs įžeidė ir pasakė, kad jūs ten stambesnis arba miegate darbe ir panašiai, ar jūs galite priimti tai, kai kritiką arba patarimą, pasiūlymą keistis, kažką pagalvoti, ar tikrai aš fiziškai esu ir mano kūnas fiziškai gali atlaikyti 8 darbo valandas. Savęs priėmimas padeda gyventi pasirinktą gyvenimą, kuriam nedaro įtakos aplinkinių žmonių pomėgiai ir vertinimai. Jūs turite priimti sprendimą keistis. Jūs turite suvokti, kad jums tai reikia ir dėl ko tai reikia. Jūs turite užduoti klausimą, kodėl jūs turite keistis, jeigu jūs savimi nepatenkintas. Taigi sąmoningumas ateina su pažinimu. Pažinimu savo kūno, pažinimu savo vidaus, pažinimu savo išorės. Ir mintis yra galingi įrankiai. Jeigu mintis visą laiką neigiamos ir jūs galvosite, taip, aš nepatenkintas savim, mano kūnas netoks, kaip suformavo medija, mano kūnas neatitinka standartų, mano mintis visą laiką neigiamos, įkrisite į depresiją ir apie jokius teigiamus pokyčius negali būti nei kalba. Taigi turi gimti meilė. Meilė savo kūnai, meilė savo ląsteliai, kiekvienai savo kūno ląsteliai. Bet ta meilė neturi būti tai, kad jūs užvalgote maistu tą savo meilę, apsikabinat save ir sakot, aš save myliu ir nieko daugiau aplinkui nematau. Netokia meilė turi būti. Meilė turi būti su supratimu, ką jums reikia pakeisti savo kūne, kad jūs būtumėt laimingas. Kaip aš turiu valdyti savo kūną ir protą, kaip aš turiu jį suderinti su siela, su savo vidumi. Todėl, kad gyvenimas jums duotas vienas kartą. Žinios apie kūną turėtų būti gaunamos iš patikimų šaltinių ir jos turi būti nukreiptos kryptingo gyvenimo linkme ir kryptingo keitimosi linkme. Pokyčiai turėtų būti labai lėti, pamažu, sistemingi ir iki aiškaus tikslo. Tai yra, turite žinoti, kokiame jūs taške esate, pavyzdžiui, jūs esate taške A, norite pasiekti tašką B, jums reikalinga sistema, jums reikalingas vedlys, kuris yra profesionalus, kuris turi žinias, kuris jūs gali paimti už rankos ir padėti nuvesti be blaškimasi. Ir taip jūs lipsite laipteliais
tiesiog auksite taip, kad kaip auga vaikas, kūdikis, eisite iš klasės į klasę ir pasieksite tašką B. Tuomet jūs sužinosite, kaip save realizuoti. Yra Maslau piramidė, visi apie ją žino, kad žmogus pagal Maslau piramidę pirmiausiai galvoja, kaip išgyventi, kaip aprūpinti savo kūną ten maistu, vandeniu, o savirealizacija ateina tik su supratimu, kada jūs esate patenkinti tiek vidumi, tiek išorę. Ir tada galite tikrai save realizuoti. O šiaip tai jeigu pasižiūrėti liūdną statistiką, tai kas 5 UK gyventojas yra nepatenkintas savim, savo kūnu ir negali be abejo savęs realizuoti. Na, o labiausiai patenkinta tai yra Malta, Taivanas, Kazakstanas ir būtent žmonės patenkinti savo kūnu. Kūnu tai reiškia ir vidumi, ir išorę, ne tik tai, kas suformuoja savo mediją. Deja, liūdna statistika, 87% moterų, 65% vyrų vis dėlto lygina savo kūną su medijos suformuoto idealaus. Taigi, aš jums linkiu nežiūrėti į šiuolaikinę mediją, todėl kad jūs matot, kad per amžius kūno standartai keičiasi, o galvoti, kas yra sveikas kūnas ir žinoti, kas yra sveikas kūnas. Tai yra susiformuoti teisingą požiūrį į savo kūną. Pirmas dalykas – pasižiūrėti į veidrodį, atsistoti prieš veidrodį nuogam, nuogiems, nuogoms, apsisukti, nebijoti pažvelgti į save rytą, vakarą, išanalizuoti ir pripažinti, kuri vieta jums kelia nerimą, kuri vieta jums netai patinka, būtinai užsirašyti, o nebėgti paslėpti po kažkokiais platesniais rūbais, užmaskuoti makijažu arba užsidėti kažkokiais tai gražesniais, prabangesniais papuošalais. Ne, jūs turite suvokti, išanalizuoti, pripažinti ir galvoti, ar jūs norite tai pataisyti. Antras dalykas, nuo ryto iki pat užmerkimo akies jūs turite suvokti, ko jūsų kūnui reikia, kokie jo yra poreikiai. O jam reikia sveiko, skanaus, teisingo maisto, kuris jūsų kūne virstų vitaminais, mineralais, antioksidantais, skaidulinėmis medžiagomis ir galėtų aprūpinti kiekvieną jūsų kūno ląstelę ir pamaitinti 3 kg bakterijų, kurios gyvena jūsų žarnyne. Taip pat tam kūnui reikia miego, poilsio ir gerų emocijų ir būtinai judėjimo bei vandens. Taigi turite priimti teisingus sprendimus, kad pasirūpintumėt savo poreikiais, savo psichikos sveikata, savo kūno sveikata ir, aišku, tai užtikrins jūsų gerą išvaizdą. Na ir paskutinis dalykas – meilė sau. Tai kaip 10 Dievo įsakymų, mylėk savo kūną kaip savo artimą, rūpinkis savimi ir būtent rūpintis savimi reikia iš pagarbos savo kūnui. Šansas yra vieną kartą, antro šanso nebus. Taigi, koks tas kūnas jūsų turi būti? Jisai turi atitikti kūno masės indeksą. O ar liemuo stambesnis, ar klubai platesnė, ar kūnas klubai siauresni ir panašiai, mes esame labai skirtingi ir kaip matote, tiek vyrai, tiek moteris turi savo kūno tipą, kurį mes paveldėjom genetiškai, taip kaip paveldėjom plaukų spalvą, kaip paveldėjom akių spalvą, odos spalvą, kaip paveldėjom netgi kur kūne kaupsis daugiau riebalai, jeigu mes nesilaikysime teisingų maitinimosi principų, vadinasi, mums reikia svarbu žinoti savo kūno masės indeksą. Kaip apskaičiuoti kūno masės indeksą? Taigi kūno masės indeksas turi atitikti nuo 18,5 iki 24,9 ir jis apskaičiuojamas savo esamą dabartinį svorį padalinti iš ūgio kvadratu. Na, pateiksiu paprastą pavyzdį. Pavyzdžiui, jeigu jūsų ūgis 1,72 m, tai yra 1,72, o svoris 65, pasinaudojame kūno masės apskaičiavimo indeksu ir 65 padaliname iš 1,72 kvadratu ir gauname 22. Tai yra štai tokio ūgio ir tokio svorio žmogus atitinka normalų kūno indeksą.
Tai yra būtent patenka į tą lentelę, kur galime rūpintis kiekvieną dieną savo psichikos sveikata, fiziniu aktyvumu, sveiku maistu ir negalvoti, kad jūs esate per stambus arba per liesi. Ir būtent pagal savo kūno tipą, tai yra ar tai būtų obuolys, arba tai būtų kriaušė, galime pasirinkti jau tada savo rūbus ir pabrėžti savo norimas vietas ir uždengti nenorimas. Dar kartą kartoju, rūpintis savimi, mylėti savimi reikia iš pagarbos savo kūnui, o ne tai, kad, oi, aš čia labai susireikšminusi, aš labai myliu save ir už tai aš rūpinuosi. Ne. Rūpintis tai reiškia kūną padaryti sveiką. Tiek vidų, tiek išorę kūno padaryti sveiką. Tiek galva turi būti sveika, tiek mintis turi būti sveikos. Tai yra teisingas maistas, tai yra pakankamas kiekis vanduo, tai yra kasdienis fizinis aktyvumas ir tas fizinis aktyvumas turi būti ir kardio, ir aišku, palaikyti raumenų sveikatą. 10 patarimų būti sveikiems ir normalaus svorio, kuriuos pateikė Medical News Today, yra nuoroda. Tai yra paprasti, visiems žinomi, tačiau retas, kuris laikome šitų patarimų. Kiekvieno valgio metu gaukite visaverčių baltymų. Kodėl akcentuojami baltymai? Todėl, kad baltymai yra statybinė medžiaga. Ar galime pastatyti tvirtą namą, jeigu mes neturime plytų? Nu, aišku, galime pastatyti iš šiaudų, kaip tie paršiukai, galima iš lentų pastatyti, bet vis dėlto mums reikalingos plytos pačiam tvirčiausiam namui. Valgykite riebią žuvį ir mažiau raudonos mėsos ir, aišku, atsisakykite perdirbtos mėsos. Taip teigia mokslininkai. Kodėl riebią žuvį? Todėl, kad riebioje žuvyje yra omega-3 riebalai, kurie reikalingi mūsų ląstelių membranoms. Ir jeigu mūsų ląstelių membranos laidžios, vadinasi, jos praleis maistinės medžiagas į ląstelę ir išmes to, ko ląsteliai nereikia. Didesnė maisto dalis iš augalų, todėl kad augalai tai yra mūsų skaidulos, o skaidulos reikalingos žarnyno bakterijoms. Vaivorykštė lėkštėje tai yra vitaminai ir mineralai, todėl kad spalva daržovėms tai yra vitaminai, o skonis yra mineralai. Žalumynai yra mūsų patys didžiausi antioksidantai, kurie kovoja su laisvaisiais radikalais. O gyvenant miesto džiunglėse mes gaunam labai daug laisvų radikalų ir ypač stresuojant kasdien. Riešutai ir sėklos tai yra junginys gerų baltymų ir gerų riebalų. Per dieną gaukite porciją visaverčių grūdų ar ankštinių. Tai yra būtent geri pusryčiai, kad užtikrintų energiją, B grupės vitaminus, nes būtent B grupės vitaminai mums reikalingi psichikos sveikatai. Skaidulos daržovėse. Ir būtent skaidulos reikalingos, kad mūsų bakterijos mums fermentuotų GABA prieš uždegiminės rūgštis ir tokius neuromediatorius kaip serotoninas, melatoninas, tai yra mūsų geros nuotaikos ir miego hormonai. Naudokite aukščiausios kokybės pirmo spaudimo alyvuogių aliejų ir atsisakykite rafinuotų riebalų. Jeigu pasižiūrėsime, koks maistas yra mūsų parduotuvėse, tai praktiškai nuo sūrelių iki bet kokių užtepėlių ir panašiai, ar šaldytų produktų mūsų šaldymo, reiškia, šaldikliuose, prekybos centruose, juose visur bus augaliniai riebalai. Jeigu yra žodis augaliniai riebalai, tai yra rafinuoti riebalai. Nieks nedės natūralaus sviesto, nes jisai greitai oksiduojasi, nieks nedės gero alyvuogių aliejų, nes yra greitai oksiduojantis riebalas, taip kaip ir sėmenų aliejus. Tiesiog bus labai trumpas produkto galiojimo laikas. Ogi lentynose turi gulėti pusę metų ir ilgiau, vadinasi, rafinuoti riebalai ir rafinuoti angliavandeniai yra didžiausi priešai mūsų sveikatai, mūsų organizmui. Na ir gerkite pakankamai vandens. Jei norite keistis be blaškymasi ir sistemizuotai, greitai įgyvendinti savo norą pasikeisti ir svarbiausia suformuoti naujus maitinimosi įgūdžius, nuo sausio 8 dienos aš kaip geras vedlys, profesionalus vedlys, vesiu jūs 8
8 savaitės maratonų sveikos gyvensenos, sveiko maitinimosi ir skanaus maisto keliu. Pastatysime jūs į tašką A ir per 8 savaitės kartu pasieksime tašką B. Ar tikrai tas veikia? Tai galiu pasidalinti gydytojos atsiliepimu. Ponia Dalia, kuri pernai metais baigė kaip tik tokiu pat metu kursą, ji parašė: noriu labai padėkoti už jūsų dedamas pastangas, kad mes būtume sveikesni. Esu medikė ir senai supratau, kad tradicinė medicina lėtinėmis ligomis sergantiems ligoniams gali slopinti tik simptomus, o ne ligos esmę. Būtent kalbėsiu apie šiuolaikinę mediciną ir kodėl šiuolaikinė medicina negydo, o gesina simptomus. Ačiū gydytojams, kurios būtent tai parašo nuoširdžiai ir atvirai. Seniai to domiuosi, bet manau, jūs sudedate visus taškus ant į. Pati stengiuosi laikytis tų principų, kol kas iki galo dar nepavyksta, kai ko atsisakyti, bet efektas stebuklingas, vedantis į priekį. Gaila, kad negalėjau klausytis jūsų paskaitų tiesiogiai dėl darbo grafiko, bet viską išklausiau kitą dieną. Jūs darote didelį sveikatinimo darbą. Ačiū Jums. Taigi, mėlyjeji, jeigu jūs norite bet kokioje pasaulio šalyje pradėti keistis, pagalvokite iki naujų metų, ką jūs norėtumėte keistis, bet mityba, sveika, normali, skani mityba iš tiesų daro stebuklus. Eikime prie antro klausimo. Kodėl iki sveikatos pagerėjimo yra toks ilgas kelias? Pasižiūrėkite, žmogiukai, 5 žmogiukai, ne 6 žmogiukai, kuriuose nupiešti skirtingi mūsų organų sistemos. Pirmas yra kaulų sistema, antras yra kvėpavimo, trečia raumenų sistema, kraujotakos sistema, virškinimo trakto sistema, limfotakos sistema ir hormoninė sistema. Ir gydytojai dažniausiai yra ruošiami, vakarietiški gydytojai, mus gydyti atskiromis sistemomis. Bet žmogaus organizmas yra labai sudėtingas ir mes negalime žmogų padalinti į atskiras sistemas. Mes esame visuma šitų sistemų ir visuma varžtelių. Tai jeigu jūs iš laikrodžio išimtumėt vieną varžtelį, ar laikrodis dirbtų, lygiai taip pat šitų sistemų negalime atskirti. Pasižiūrėkit, koks sudėtingas mūsų kūnas. Taip, iš ko mes sudarytume? Pats mažiausias dalykas yra atomas. Atomai susijungia į molekulės. Molekulės sudaro makromolekulės, kurios susidaro į organelės, o mūsų ląstelė yra įvairiausių organelių darinys. Ir štai čia yra organelė mitochondrija, kuri mums gamina energiją. Ir ji įeina į mūsų kiekvienos ląstelės sandarą. Ir štai ląstelių visuma sudaro kažkokį audinį. Audinys sudaro organą. Organai sudaro tam tikrą sistemą, o jau įvairias sistemas mes aptariam. Štai kokie mes esam sudėtingi. Mes esam laboratorija. Mes esam tinklai įvairiausių sistemų. Mes turime genų tinklą, kurį paveldėjom. Mes paveldėjom vieni geresnius genus, kiti prastesnius genus, protėvių genus, bet tai yra genų tinklai kiekvienoje ląstelėje. Molekulių tinklai. Mes turime įvairiausių ląstelių tinklus, mes turim organų tinklus ir mes gyvenam visuomeniniuose tinkluose. Tai yra šeimos tinklas, darbo tinklas, kažkokios tai bendruomenės tinklas, gal tai būtų sporto būrelis, mezgimo būrelis, gal tai bus, sakysim, jūsų gyvenvietės tinklas, žmonių bendruomenė kažkokia. Tai taip, mes visi esam tinkluose ir mūsų kūnas yra tinkluose. Ir tie tinklai suyra, jeigu kažkas tai sugenda. Ir mes lygiai taip pat galvodami apie savo sveikatą, jeigu mes pradėsim kažką tai po truputį keisti, pajus visas tinklas. Pasinaudosiu nesenai vykusią konferencijoje, kurioje kalbėjo būtent gydytojai, ir daktaras Vitalijus Naumavičius pasakė, kuo šiuolaikinė medicina skiriasi nuo senovės holistinės medicinos, kuri į žmogų žiūrėjo kaip tinklų, kaip į visų organų visumą.
o nedalina žmogų atskirais kažkokiais tai organais. Nuo akmens amžiaus gydytojas labai mažai skiriasi nuo vaistininko. Tai galbūt buvo šamanas ar kunigas, kuris paguosdavo garsų, žodžių, ritmų, judesių ar kažkokiamis tai apeigomis, žolelėmis. Žolininkas, kuris rinkdavo augalus ir gydydavo žmonės augalais ir žinios būdavo perdodamos iš kartos į kartą, kuri žolė yra veiksminga, koks augalas, koks akmuo, koks mineralas padėdavo. Taip. Po to atsirado barzdaskutys, kuris su peiliu, replėmis, tvarsčiu galėjo padėti karo nukentėjusiems, sužeistiems žmonėms. Taip. Ir štai čia prasidėjo žmogaus anatomijos aiškinimasis. Kai reikėjo nupjauti koją, ranką, kažką taip išrauti dantį ir panašiai, pradėjo gilintis, iš ko sudarytas žmogus ir kaip jam iš tikrųjų padėti. Ir šiuolaikinė medicina, tai yra technologijų medicina, kuri leidžia pažvelgti mums į smulkiausią mūsų dalį ląstelę. Tačiau kas atsitiko? Gyvendami technologinėje civilizacijoje mes sergame labiau, nors gyvename ilgiau, palaikomi įvairiausiais sintetiniais vaistais, vamzdeliais ir panašiai. Taip, bet kokio gyvenimo mes gyvenam? Ar visaverčių gyvenimų? Aš nenorėčiau, pavyzdžiui, gulėti, atsiprašau žodį, kaip daržovė ant lovos ir gyventi 120 metų. Aš norėčiau gyventi sąmoningo, sveiko gyvenimo ilgiau. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš turėčiau rūpintis savo kūno sveikata ir palaikyti kiekvieną ląstelę kuo ilgiau sveiką, kad būtų mano gyvenimas visavertis. Tačiau atsirado konvejerinė vaistų, sintetinių vaistų gamyba, kuri didina našumą. Tai yra, mes galim daugiau pagaminti tablečių, daugiau duoti žmonėm, nesigilindami, ar tikrai ta tabletė vienodai veikia visus žmonės. Ir daug lengviau paruošti specializuotus gydytojus, negu kad apmokyti gydytoją holistiškai žiūrėti į žmogaus sveikatą. Juk yra lengviau paruošti specialistą, kuris paspaudžia vieną mygtuką, kai sako daktaras Naumavičius, negu išmokyti specialistą sudėtingomis mašinomis dirbti ir išmokyti įspausti 120 mygtukų. Lygiai taip pat, jeigu išmokome gydytoją, kaip įdėti stentą į mūsų kraujagyslės, bet jis neapmokamas toliau apmokyti pacientą, ką jam daryti, kad vėl neužsikimštų kraujagyslė. Tai yra nepasakoma, ką valgyti. Aš turiu ne vieną pacientą, kuriam įstatytas stentas ir gydytojas sako, tavo aukštas cholesterolis, tu dabar išoperuotas, sumažini riebalus ir geri statinus. Ir viskas, ką gali pasakyti širdies kraujagyslių specialistas. Todėl, kad jisai yra siauros specializacijos. Pasinaudosiu ir kitos gydytojos, taip pat pristatytos per mokslinę konferenciją Jurgitos Šiupšinskaitės, čia yra josios skaidrė, kodėl šiuolaikinio medicinos mokslo tendencijos yra progresas ir iššūkiai. Ir vėlgi mintis ta pati. Specialistų yra siaura specializacija ir klinikos specializuojasi labai siaurai. O mokslinių tyrimų kryptis, klausimą kodėl, pakeitė klausimų, kaip tai veikia, kaip veikia vaistas ir nesigilinama, kodėl, iš kur atsirado liga ir kaip neleisti tai ligai toliau žaloti organizmą. Pažangi sveikatos priežiūros sistema, tai yra standartai, algoritmai, jūs nueinate pas, jūs, antras, trečias, penktas pacientas nueina pas šeimos gydytojas arba kitas specialistas turi algoritmus, standartus, pagal kuriuos išrašo vienus ir kitus vaistus, jūs išeinat su po 15 minučių iš kabineto, einat į vaistinę, nusiperkat ar tai tabletę, ar tai tepaliuką ir viskas. Ir toliau laukiam, kas bus. Arba jūs pasveiksit, arba ne. Jeigu jūs nesigilinat, iš kur atsirado liga, kodėl atsirado problema ir nešalinat priežastis, jūs grįšite pas tą patį ir kitą gydytoją su tais tom pačiom problemom arba su didesniem. Todėl intensyvėja medikamentų vartojimas, daugėja nepageidaujamų poveikių, nes nėra vaisto be pašalinio poveikio. Apskritai pradėkite skaityti, kada nusiperkate vaistus, informacinį lapelį nuo pašalinių poveikių.
Imkim paprastą dalyką, tai yra stresą, kuris vakariečiui tai yra kaip įkvėpti oro, kasdieninis dalykas, stresas, nuolatinis stresas, į kurį dažnai mes nebereaguojam ir pasižiūrėkime, kaip stresas veikia mūsų visus organus. Pirma, per ką kerta stresas, tai yra per endokrininę sistemą. Endokrininė sistema, tai yra mūsų hipofizė, skydliaukė, mūsų hormoninės liaukos visos, taip, tai yra antinkščiai, tai yra, reiškia, pajėgumas susilaukti vaikų ir toliau imuninė sistema ir nervinė sistema. Kas atsitinka, kai pradeda veikti visos šitos trys sistemos, mūsų organizme vystosi uždegimas. Uždegimas, kurį mes dažnai stengiamės ignoruoti ir jisai pamažu perauga į lėtinį uždegimą, tai yra uždegiminės ligos, ūminės uždegiminės ligos perauga į lėtinės ligas. Stresas veikia viską. Paprastas dalykas, jūs gavote blogą žinutę, patankėja jūsų kvėpavimas, pradeda plakti tankiau širdis, pakyla pulsas, sutrinka virškinimo sistema, nes visa simpatinė sistema įsijungia ir, aišku, reprodukcinė sistema išsijungia. Todėl šiuolaikinis jaunimas labai skundžiasi nevaisingumu, nes vaikinai, jau merginos nuo mokyklos yra pastoviame strese ir tai veikia tiek imuninę sistemą, taip ir reprodukcinę sistemą. O kaip veikia visą tai genus? Galite sakyti, aš paveldėjau blogus genus. Taip. Tėtis, mama man davė blogus genus ir už tai aš sergu, už tai blogai aš atrodau, už tai aš priaugau svorio, už tai aš negaliu numesti svorio ir panašiai. Mokslininkai įrodė, kad genai yra genai, bet jie gali, kaip tas žirnis, gulėti spinteliai, sausas ir nesudygti, jeigu jūs jo nepasodinat, nepalaistot, nesuteikėt šviesos. Viskas prasideda nuo minčių, nuo stresų. Būtent stresas sukelia skausmą, nemigą, raumenų skausmą, įtampą, žarnyne. Būtent pilvo pūtimai, nevirškinimas ir paprastai neleidžia net, sakysim, jeigu ir valgote teisingą maistą, subalansuotą maistą, neleidžia normaliai suvirškinti, nes neišsiskiria virškinimo sultys, neišsiskiria virškinimo fermentai, žarnynų neslenka maistas taip, kaip reikia, neišsituštinat, nes užspazmuotas yra žarnynas. Ir būtent į kraujotaką patenka bakterijos, virusai, susilpnėja imuninė sistema ir kraujotaka po visą jūsų organizmą išnešioja toksinus, kurie kaupiasi žarnyne iš pūvančio, rūkstančio maisto. Ką tai veikia? Tai veikia kraujotakos sistemą, tai veikia svorį. Arba žmonės netenka daug svorio, arba atvirkščiai priauga svorio. Taigi, chroniškos ligos atsiranda iš tai, kad mes nesirūpiname savo kūnu, nenorime pamatyti, kad mes esame pastoviame strese. Štai šitas stresas kelia uždegimus, ūminiai uždegimai sukelia chroninės ligas. Taigi, sakysim, paprasta alergija. Tegul tęsiasi nuo vaikystės ir jeigu mes tik negalvojam, iš kur jinai atsirado ir nešaliname alergijos priežastis, ji gali peraugti, aišku, į reumatoidinį artritą, autoimuninės ligas, kardiovaskulinės ligas ir panašiai. Jeigu mes, sakysim, pastoviai turime silpną imuninę sistemą, pastoviai sergame virusinėmis ligomis, vėlgi tai gali atsirasti ir depresija ir panašiai. Taigi, imkime paprastą dalyką, sąnarių skausmą. 45 metų žmonės skundžiasi sąnarių skausmais, bet ignoruoja tai, kad yra odos paraudimas, yra patinimai, yra, reiškia, įkaitę per šilti sąnariai, skausmas, geriau suvalgysiu kažkokią tai tabletę, išgersiu miltelių, užgesinsiu koks du, reiškia, tuos receptorius, kurie į smegenis siunčia skausmo signalą,
bet negalvosiu, kaip padėti, kaip pašalinti, iš kur atsirado man tas skausmas. Todėl tos problemos veda prie to, kad žmonės mažiau juda, o tai vėlgi eina į svorio augimą, atsiranda virškinimo problemos, atsiranda nepasitenkinimas, depresija, užkietėja viduriai. Na ir aišku, per netinkamai veikiantį žarnyną pasklinda bakterijos, virusai į visą organizmą. Taigi nuo ko priklauso mūsų sveikata? Galite sakyti nuo genų? Ne, genai tik tai 20% lemia tai, kokia mūsų yra sveikata. Taip, kaip mes atrodome, taip, genai lemia. Bet sveikata tik 20%. 10% nuo sveikatos priežiūros. Bet sveikatą tirtis kas metai yra privaloma. Žinoti savo kūno techninę apžiūrą praeiti kasmet yra tiesiog būtina. Aplinka taip pat yra svarbi kaip ir genetika. Ar jūs gyvenat mieste, ar jūs gyvenat labai sterilioje aplinkoje, ar jūs gyvenat kaime ir susidurite su įvairiausiomis bakterijomis, kurios moko jūsų organizmą, kaip apsiginti, yra taip pat labai svarbu. Kokį maistą valgote, kaip sportuojate, kiek vandens gerite, kaip miegate, kokia jūsų emocinė būsena. Štai tai yra tai, ką jūs galite valdyti. 50% jūsų sveikatos yra jūsų rankose ir jūs tai galite keisti. Todėl yra naujas mokslas epigenetika, kuris būtent ir tyria, kaip maistas veikia jūsų genomą ir veikia jūsų DNR raišką. Jūs esate atsakingi už savo sveikatą. Jūs galite rūpintis ir mylėti save iš pagarbos savo kūnui ir keistis. Gaila, bet mirtis nuo mitybos, ypatingai vakarietiškose šalyse, yra epidemijos lygyje. Senovėje taip pat sirgo tomis lygomis. Ir ypatingai tie žmonės, kurie turėjo daugiau maisto, tai yra už tai ir vadinamos ponų lygos. Bet tai, kas yra dabar, yra tiesiog epidemija. Vakarų šalyse su mityba susijusios lygos pražudo daugiau žmonių negu transporto įvykiai, terorizmas, karai ir visa kita kartu sudėjus. Tai yra baisu. Antsvoris, širdies kraujagyslių lygos, diabetas, demencija, onkologinės lygos, mokslininkai nustatė, kad tai yra 90–95% mūsų rankose. Tai yra mes šaukštu iškasame savo duobę, nes nekreipiame dėmesio, ką dedame į savo lėkštę. Kaip gyvename ir kaip mąstome, tai taip pat daro didelę įtaką mūsų sveikatai. Na ir savo kūną turime vertinti kaip vientisą organizmą. Todėl nėra jokio taškinio gydymo arba taškinės prevencijos. Ką tai reiškia taškinio? Tai yra, mes negalime rūpintis vien tik širdies gydymu arba tik tai širdies prevencija. Jeigu mes nors kažką tai darysime savo kūnui gero, vadinasi, keisis visos sistemos, nes mes esame tinkluose. Mes esame sistema, visuma, o ne dalis. Na, taigi dabar suprantate, kad per 1 valandą nuėję pas mediką, kuris turi priimti 6 pacientus ir jums skirti tik 10–15 minučių, jūs negausite visus atsakymus. Nesvarbu, kad jis mokėsi 10–12 metų, jūs negausite atsakymų, ką jums reikia iš tikrųjų pakeisti mityboje, gyvenime, bet gausite receptą ir būsite išklausyti. Realiai jūs turite turėti gerą šeimos gydytoją, kuris yra geras vadybininkas ir nukreips jūs pas kitus specialistus. Taigi, ar dėl visko gyvenimo kalti genai? Tikrai ne. 2003 metais jau buvo ištirta 98% ir praeitais metais baigė tirti genus. Mokslininkai nustatė, kad genai suteikia galimybę atsirasti tam tikriems veiksniams. Ligoms, nutukimui, alergijoms ir panašiai. Bet jie tik suteikia galimybę. O ar atsiras tai, atsakingi esate jūs. Daugeliu ligų genai sudaro mažiau nei 5% riziką nulemiančių veiksnių visumos. Štai tokią išvadą padarė didžiausia
tokio tipo metaanalizę atlikę mokslininkai išanalizavę daugiau nei 20 tyriamų respondentų. Genai visiškai nereiškia arba mažai reiškia Alzheimerio, vėžio, diabeto ir kitų lėtinių ligų rizikai. Tai yra genai reiškia tik 5–10% paveldėti genai, kad ta liga atsiras. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite poedų geną, kuris skirtas Alzheimerio lygai, ir jeigu jūs maitinsitės netinkamai, tai tikrai jūs susirgsite. Tai yra, sakysim, angliavandenių perteklius ir panašiai. Tai reiškia, kad štai šitų išvardintų ligų riziką labiausiai didina gyvenimo būdas, amžius, aplinka ir būtent kiti faktoriai. Taigi, ar dėl visko kalti genai? Ne. Didžioji dalis žmonijos ligų atsiranda dėl suminio, dėl to, ką paveldėjot ir dėl to, kaip gyvenat, kaip elgiatės, kaip mastotės, kaip rūpinatės savo kūnu. Toliau, žmogaus intelektiniai gebėjimai taip pat nulemti tam tikro genetinio potencialo. Jeigu žmogus gimė, galima sakyti, šeimoje, kur abudu tėvai vunderkindai arba vienas iš jų vunderkindas ir nebus lavinama tam tikras sritis, tai tos įgimtos protinės galimybės ir gali ten slypėti ir nieko nepasiekti tas jų vaikelis. Bet pasižiūrėkit, jeigu gimsta ten muzikų šeimoje ir nuo pat mažens vaikas yra lavinamas, turi klausą ir netgi negimęs klausėsi muzikos, jisai taip pat gali tapti labai gerų muzikantų. Ar paveldėjome nutukimo geną? Taip. Deja, taip. Mes visi praktiškai turim nutukimo geną. Kodėl? O todėl, kad senovėje išgyveno tik tai tie žmonės, kurie turėjo tą nutukimo geną ir galėjo sukaupti atsargas šaltai žiemai išgyventi, taip kaip ir gyvūnai, prikaupia riebalinį sluoksnį, kad išgyventų šaltą žiemą, kada mažai maisto, nėra maisto. Ir būtent mes esame iš savo protėvių visi paveldėję nutukimo geną. Šiuo metu yra žinomi 600 genų, kurie lemia nutukimą. Ir vienas iš jų yra toksai FTO genas ir šis genas pradeda veikti jau nuo 7 metų. Atkreipkite dėmesį, nuo 7 metų. Ir jis pavojingas vaikų sveikatai. Kodėl nuo pat gimimo turime vaikus mokytis teisingo maisto, teisingos mitybos? Todėl, kad sveikas maistas ir vaiko judėjimas suteiks jam galimybę augti sveikam, vystytis teisingai ir nepriaugti svorio, nes mes visi turim nutukimo geną. Tik vieni turi labai sunkaus nutukimo geną, tokių žmonių yra 6%, MC4R genas, taip. Ir dažniausiai tokie žmonės rečiau pajunta, kada jie yra sotūs, jie negali pasisotinti, jie dažnai persivalgo, nes jų organizmas negamina sotumo geno. Ir tada savo atsakykite, ar jūs persivalgote dėl to, kad jūs nejaučiate sotumo, ar dėl emocinių psichologinių priežasčių. Jeigu dėl emocinių psichologinių priežasčių, vadinasi, galima šitą geną užmigdyti. Bet kokį geną galima užmigdyti, paveikti jį savo elgesiu ir savo mąstyseną. Taigi, ar norite toliau versti viską ant genams, ar norite patys savo padėti ir būti savo kūno šeimininkais? Paimkime štai šitą griūvantį namą ir pagalvokime. Pasvarstykime, ar mano, tavo, jūsų kūnas atrodo kaip šitas sugriuvęs namas? Ar jūs norite renovuoti? Ar jūs norite toliau gyventi, kad jūsų siela toliau gyventų tokiame kūne? O vaikystėje jisai buvo gražus, su ažūriniais raižiniais, su gražiais langais ir lankėsi ten daug svečių ir buvo ten gera nuotaika. Ar aš taip noriu gyventi toliau? Ką aš noriu keisti? Ar noriu tik perdažyti išorę, o palikti supuvusį namą? Ne. Tai būtent sintetiniai vaistai dažnai daro tai, kad žmogus įsivaizduoja, jog jisai perdažė išorę, arba apsivilko, kaip sakiau, gražiais kažkokiais tai rūbais, paslėpė, kas yra netinkama, užsiklijavo šypseną ant veido,
užsiklijavo blakstienas, pripūtė lūpas, padidino arba sumažino užpakalį, arba ten krūtis ir galvoja, kad jisai gražus. Ne. Sveikas, natūralus kūnas yra gražus. Ir bet ką galima renovuoti. Bet ką. Todėl visada sakau, niekada nevėlu gyventi sveikai. Niekada nevėlu pradėti gyventi kitaip ir rūpintis savo kūnu. Ir reikia viską daryti nuo pamatų. Tvarkyti pamatus, tvarkyti vidų ir paskui tik tai pasirūpinti savo išorę. Taigi, kaip renovuoti sveikatą efektyviausių, mažiausiai kūnui kenkiančių būdų? Pradėkim nuo savianalizės. Susiraskim gerą specialistą, kuris jums patars, kokius tyrimus pasidaryti, ką kreiptis, nes nesame visažiniai, todėl, sakysim, būtinai turim būti ir specialisto verdiktas. 1, 2, 3, galbūt grupės specialistų verdiktas priklausomai nuo jūsų sveikatos būklės. Ir tada jums jau reikia imtis veiksmų. Kada išsiaiškinat ligos priežastis, turime susidaryti gydymosi arba keitimosi planą. Taip, ar išorės vidaus keitimosi planą. Taip, tai yra renovacija. Bet būtinas holistinis požiūris į sveikatą. Holistinis, holus, tai yra visuma. Domėjimasis visų kūnų. Kaip veikia, kaip vienas ir kitas organas veikia visas jūsų sistemas. Ir būtinai stebėti pokyčius. Kas pasikeitė per savaitę, kas pasikeitė per mėnesį, kas pasikeitė per 2. Ar išsiugdžiau kažkokius tai naujus gerus įpročius, ar atsisakiau senų. Bet svarbiausia, kas turi būti pirma keičiama, tai yra sveikatai palankus maistas, kuris vestų jūs prie tinkamo svorio, tinkamo KMI, sureguliuojamas miegas, sureguliuojamas stresas. Ir būtinai stiprinamas imunitetas. Imunitetui stiprinti yra įvairiausi būdai, bet jie yra natūralūs. Homeopatija, endobiogenika, aromaterapija, fitoterapija, adatų terapija, kinų medicina, visa tai atėjo iš senovės, tai yra tūkstantmečių patirtis, kas veikia. Ir mes tai turime taikyti savo gyvenime. O dar judėti ir teisingai kvėpuoti. Kasdien judėti ir išmokti teisingai kvėpuoti. Nėra stebuklingos tabletės. Nėra tabletės be pašalinio poveikio. Kūno transformacijos etapai geriausi yra natūraliu būdu. Tai yra supratimas, domėjimasis, žinių kaupimas, diagnostika, atstatymas, renovacija savo kūno. Visų sistemų renovuoti reikia ne vieną, o visas sistemas, taip, valymas organizmo ir papildymas to, ko jam trūksta. Ir po to palaikymas. Kodėl vieni pasveiksta, numeta svorio, o kitiems nesiseka? Ogi paprastas dalykas. Taip, mes sėdim depresiniai nuotaikoje, mes savęs nevertiname, gyvename dėl kitų, koks skirtumas, kaip aš atrodau, kaip automatai keliamės, kaip automatai einame į darbą, kaip automatai grįžtame, bele ką įsimetame į skrandį, apsibraižome, apsipiktame ir nusisukę einame miegoti be meilės savo ir be meilės gyvenimui. Todėl nėra savianalizės, nekaupiame žinių, neteisingai pasirenkame veiksmų arba iš viso jų nesirenkame, griebiamės bele kokių metodų, kuriais nusiviliame labai greitai ir dėl to išnaudojame visą savo valią. Arba valia išnaudojama nemylimam darbui, nemylimiems santykiams ir tiesiog tos valios nebeužtenka pagalvoti, kad norite keistis arba susidaryti pokyčių planą. Na, kada nėra kontrolės arba savikontrolės, taip pat yra nepasiekiami tikslai, todėl, sakysim, keistis tikrai vertėtų su specialistu, kuris galėtų jums padėti palaikyti kontrolę ir savikontrolę einant prie pokyčių tikslų. Ir kada nėra šeimoje palaikymo arba palaikymo iš kitų, tai yra vedlio teisingo ir rezultato nėra. Jeigu norite išspręsti svorio ir sveikatos problemas, kaip sakiau, pristatysiu
galimybę keliauti su manim 8 savaitės sąmoningo maitinimosi ir savęs pažinimo maratono keliu, kur mes atliksime pilną kūno analizę, išsiaiškinsime priežastis svorio ar savijautos ir stengsime jas pašalinti, dirbsime komandoje ir turėsime kasdieninį palaikymą. Ir per 8 savaitės jau suformuosime gerus įpročius, atsisakysime senų ir mėgstantiems patiekalams surasime alternatyvų. Nes daugiausia, kada griebiamės dietų, žinome, kad reikės kažko tai atsisakyti. Ir klausia, o kavos galėsiu gerti? Taip galėsite. O duoną galėsiu valgyti? Taip galėsime, tik surasime, kokia duona jums tiks. Sužinosite metodus, kaip atsikratyti priklausomybių tam tikriems produktams. Nes mes gimstame su vienu skoniu, gimstame su skoniu motinos pienu. Ir kūdikis nežino nei picos skonio, nei saldainio skonio. Mes visą tai išsiugdom ir potraukį įvairiausiams tokiem produktam, patekalams išsiugdome, perimdami šeimos maitinimosi įpročius. Arba užvalgydami neigiamas emocijas. Visa informacija bus labai paprasta, pagrįsta moksliniais tyrimais ir jeigu net negalėsite išklausyti gyvai, bus įrašai. Aušra po tokios programos parašė, labai noriu padėkoti Ritai už nuostabius mokymus ir visas asmeninės konsultacijas, kurios bus būtent šitos programos metu, už įdėtą rūpestį kiekvieno sveikata. Štai Aušra 3 mėnesius buvo gydoma šeimos centre be rezultato ir virškinimas vis blogėjo. Ir būtent Ritos dėka galiu valgyti ir suprasti, ką galiu valgyti, kaip valgyti. Laikiau save sveikuolę, bet ką sužinojau dabar, tai neįkainuojama vertybė pakeitusi mano sveikatą. Rekomenduoju visiems ir sveikiems. Nuoširdžiausiai ačiū Ritai. Taigi pakalbėsiu 3 klausimu. Kodėl sunkiai krenta svoris arba grįžta su kaupu? Aptarsiu, daug yra priežasčių. Bet jeigu mes laikomės dietų, o aš sakiau, kad reikia pamiršti apskritai visam gyvenimui žodis dieta, dieta lietuviškai suprantama kaip kažko tai atsisakymas kažkokiu tai periodu. Pavyzdžiui, nuo pirmadienio sėdu ant dietos, kol pasieksiu ten kažkokį tai rezultatą. Bet dietų metu jūs tiesiog apvagėte savo organizmą. Kažką tai nuskriaudžiate, nes jūs nesuprantate, kad mūsų organizmas yra visuma. Kad mums reikia valgyti pagal tam tikrą amžiaus grupę, kad reikia tam tikrų maisto medžiagų, tam tikrų periodų, neužkandžiauti ir panašiai. Ir jeigu apribojate maistą, apribojate kažkokiu tai laikotarpiu, taip, kažko tai nevalgote arba labai stipriai sumažinote maistą, pasiekę savo rezultato, nebūna susiformavę teisingo maitinimosi įpročių ir grįžtate prie savo įprastų dalykų, įprasto maisto. Ir tada jo organizmas atsigriebė su kaupu. Todėl, kad jis buvo skriaudžiamas, jis negavo to, ko jam reikėjo. Ir jisai, kada tik pradedate valgyti daugiau, visą tai stengiasi atstatyti ir dar sukaupti, nes mes turime tukimo geną, storėjimo geną. Ir tas genas toj pat įsijungia, kada mes pradedame laikytis dietų. Jeigu mes maitinamės monodietomis, tai yra, sakysim, grikių dieta, kopūstų dieta ir taip toliau, aišku, tuomet labai stipriai sumažėja koloražas ir sumažėja tam tikrų medžiagų, skirtingų medžiagų kiekis. Kas atsitinka? Trūksta baltymų. O jūs prisimenat, kad baltymai yra numeris 1, laikantis 10 teisingų maitinimosi taisyklių. Tai yra mūsų plytos namui atstatyti ir renovuoti. Ir tada organizmas siunčia signalą jūsų smegenim, kad jūs nepatenkinti, jūs nelaimingi, mums trūksta medžiagų, tiekėjas neparūpino statybinių medžiagų. Ir tada greitai pradedamas gaminti alkio hormonas, kuris skatina insulino gamybą ir skatina angliavandenių poreikį. O kuo daugiau insulino, tuo daugiau gliukozės ir tuo svoris didėja. Ir po monodietos žaibiškai atsistato numesti kilogramai ir būtent dar prisideda kitos sveikatos problemos, nes nebūna gauta papildomai mineralų, vitaminų
ir būna netgi, sakysim, raumenų susilpnėjimas. Na, jeigu mes puolam į salę, galvodami, kad salėje numesim svorio, tai pasakysiu, kad salėje mes svorio nenumetame, o tik tai išauginame apetitą. Turime būtinai sportuoti, būtinai judėti, bet sportas mums reikalingas judinti limfą, nes limfa yra mūsų kanalizacija, mūsų kūno kanalizacija, per kurią pasišalina toksinai. Taip, tai judėjimas mums yra būtinas. Bet jeigu jūs be trenerio, be pasiruošimo nusiperkat abonementą ir sakot, nuo sausio 1 einu sportuoti, mesiu svorį. Ir kas atsitinka? Jūs be specialisto, pradėdami sportuoti, grįžtate namo su skaudančiais raumenim ir kitą dieną jau nebenorite sportuoti, nes skauda raumenis, blogai jaučiatės pavargę, nes darote visą tai su pertekliniu užsidegimu ir be žinių, ne pamažu, nenuosekliai, be įpročių ir be specialisto palaikymo. Jeigu jūs lieknėsite tam tikrai, aišku, tas abonementas jau būna pamirštas vasario 1 dieną ir jų salė taip pat būna pamiršta. Lieknėsiu tam tikrai progai, vasarai, naujiems metams, vestuvėms ir taip toliau. Čia viskas vyksta tas pats, kas ir pirmaisiais punktais. Išsivysto jojo efektas ir silpnėja imuninė sistema. Na, o jeigu imamasi drastiškų priemonių, pleistrų, arbatų, tablečių, dar ten kažkokių tai diržų ir panašiai, tai būna efektas trumpalaikis, tol, kol jūs juo laikotės, bet vėl svoris grįžta su kaupu, nes mes turim paveldėję storėjimo geną. Pats blogiausias dalykas tai būtent yra drastiškos priemonės ir ilgalaikis badavimas be priežiūros. Todėl, kad nyksta raumenis, jūs neaprūpinat savo organizmą maistinėmis medžiagomis, bakterijos mūsų žarnyno išnyksta ir turime ir disbiozę, ir jojo efektą, ir susilpnėjusi imunitetą. Taigi, kodėl mes esame nusivylę dietomis, o jų pasaulyje yra virš 3000, ir kas yra veiksmingiausia? Nėra geros dietos. Todėl, kad mes sprendžiam pasiekmes dietomis, o neieškome priežasties, kodėl užaugo tas mano svoris, kodėl aš negaliu numesti. Taip, būtent reikia ieškoti priežasties. Mūsų užduotis nenumesti svorio, o suprasti, kodėl jis užaugo ir šalinti priežastis. Ir būtent programos metu su specialistu jūs turite suprasti, kad geriausia per savaitę numesti ne daugiau kaip 1 kilogramą ir per tam tikrą laiką, o ne per 1 mėnesį 10 kilogramų. Ir lieknėjimo plane turi būti ne dieta, o racionali visavertė mityba, judėjimas ir emocinės sveikatos stiprinimas. Kokia dieta sveikiausia? Mokslininkai pateikė 5 dietas, todėl kad visi mes esame skirtingi ir maitinimosi tipai, net ne dietos galiu sakyti, o maitinimosi tipai. Diet, angliškai vienas žodis ir dieta ir maitinimosi tipas. Mes turime dietą, tai ta blogąja prasme, o maitinimosi tipas, tai kokiu maitinimosi būdu mano organizmas jaustųsi geriausiai. Tai bet kokiu atveju, kada mes nesukeliame insulino šuolių ir mūsų kraujyje yra nepadidintas gliukozės kiekis, tai yra mažo angliavandenių kiekio arba keto dietos, yra pačios veiksmingiausios, nes dabar vos ne kas antras žmogus turi atsparumą insulinui. Viduržemio jūros dietos, tai yra senovės graikų dietos ir ypatingai graikų salų žmonių mityba yra viena sveikiausių, kur taip pat yra žalios daržovės, daug daržovių ir kitų spalvų daržovės, nėra perdirbtų grūdų, labai daug alyvuogių aliejaus, riebios žuvies, kad apie tą, ką mes išvardinam 10 patarimų. Paleo dieta panašiai keto dieta, tik tai keto dietoje nėra ankštinių ir grūdų, o paleo dietoje yra ankštiniai, bet nėra grūdų. Na ir veganiška, vegetariška dieta, bet ji tinka ne visiems. Ir gyvenant šaltoje zonoje, veganiška, vegetariška dieta nėra palanki. Čia daugiau šiltų kraštų gyventojams tinkanti dieta.
Bet visiems iki vieno tinka gluten free, tai yra be glitimo dieta. Todėl jeigu norite nuo kažko pradėti, tai išmeskite iš savo mitybos kviečius, rugius, miežius, cukrų ir jau jūs turėsite tikrai didelį žingsnį pokyčiams. Insulinas praktiškai vienintelis hormonas, jūs atsimenate, kad stresas veikia mūsų hormoninę sveikatą, mūsų imunitetą. Tai vat insulinas pirmiausiai pakyla nuo streso, o po to nuo vakarietiškos dietos. Ir iš tikrųjų tai yra ir uždegimą, ir riebalų skatinantis hormonas, o uždegimas mūsų žarnyne sukelia disbiozę, o disbiozė atsakinga už viso mūsų organizmo griūtį. Taigi pasižiūrėkim, kodėl mes darbe pavargę, kodėl mes negalim numesti svorio, kodėl mus kankina tos vakarietiškos ligos, alergijos, kodėl mes dažnai sergame peršalimo ligomis, todėl kad vakarietiška dieta pastoviai skatina kasą gaminti insuliną, o tai sukelia ląstelių atsparumą šiam hormonui ir visa perteklinė gliukozė, tas vadinamas maisto cukrus, keliauja į riebalų ląsteles ir čia kaupiasi, nes mes turime paveldėję riebėjimo geną, kaupimo geną. Už tai nuovargis ir vakarietiškos ligos mus įvelia į tokį ratą, iš kurio išeiti galima tik tai vienu būdu. Tai yra suprasti, kad maistas turi būti kaip vaistas ir tik aš galiu užkirsti kelią ligoms, nes mano sveikata turi rūpėti man. Kaip aš atrodau, turi rūpėti man, o ne kažkam kitam. Maiste esančios medžiagos turi nuo kūdikystės padėti augti, vystytis ir palaikyti viso organizmo homeostazę. Užuot mes žiūrėję į maistą kaip malonumo šaltinį, tik kiekvieną kartą gyvenu, galiu valgyti bet ką. Vis tiek mirsiu, ar ne? Bet daugelis taip galvoja. Bet maistas turi mums kurti sveikatą, sumažinti ligas arba užkirsti joms kelią. Ir pasak didžiausios Europos mitybos organizacijos Nutrition Society, maistas turi padėti mums išvengti ligų atsiradimo. Ir turime suprasti, kokios maistinės medžiagos ir kaip sąveikoja su žmogaus organizmu. Taigi išvados yra paprasčiausios. Geriausia dieta arba maitinimosi tipas yra toks, kurį galime išlaikyti visą gyvenimą. Žmonės turėtų stengtis valgyti kokybišką, maistingą, visavertį maistą. 70% turėtų būti augalinės kilmės. Tai yra uogos, grybai, ankštiniai, daržovės, vaisiai. Truputėlį grūdų, bet neperdirbtų. Vengti rafinuotų, miltų, cukraus, transriebalų ir visų perdirbtų maisto produktų. Na tai dabar galimas klausimą savo iškelti. Tai ką mums reikalingos parduotuvės su savo tais pakeliais, pakučiais, reklaminėm akcijom ir taip toliau? Nežinau, aš asmeniškai praeinu pro visus tos skyrius ir einu konkrečiai į daržovių skyrių, žuvies skyrių, mėsos skyrių ir iš pieno produktų įsidedu kartais jogurtą arba kefyrą ir, sakysim, minimaliai pieno produktų į savo krepšelį. Kiekvienas turėtų stengtis būti fiziškai aktyvus, siekti maždaug 2,5 valandos intensyvios veiklos per savaitę. Kardio pratimai mus lieknina ir kardio pratimai stiprina mūsų raumenis ir šitame tarpe ir širdies raumenis, todėl būtinai turite kardio pratimus padaryti. Na, užlipkite į 10 aukštą laiptais, o nekilkite lifto, jau tai bus jums kardio pajudėjimas. Daugeliu žmonių sveikas gyvenimo būdas taip pat reiškia geresnį streso valdymą ir galbūt netgi terapiją, sprendžiančią emocinės problemas. Tai ar norite džiaugtis sveikata ir išvaizda? Jeigu norite ir norite su vedliu, tai nuo sausio 8 2024 metais nerašykite 10 punktų, ką jūs pakeisite, parašykite vieną. Noriu būti sveikesnis arba noriu pakeisti savo kūne kažką. Vieną, tik tai vieną savo norą parašykite ir mes sudarysime planą, kaip tai daryti. Visa tai bus online būdu ir sužinosite, kaip mityba gali pakeisti jūsų sveikatą ir pakeisti jūsų svorį bei išvaizdą.
kokie jums asmeniškai produktai, koks maitinimosi tipas jums tinka iš išvardintų ir kaip energija ir emocinė būklė ir sveikata gali pakelti pasitikėjimą savimi, jūsų savivertę. Kiek tai kainuoja? Tai palyginti kainuoja labai mažai, juokinga kaina, nes žinias jūs pritaikysite ir savo, ir savo šeimai, ir galbūt visam gyvenimui, jeigu to patys norėsite. Vienos savaitės seminaras kainuoja tik tai 23 eurai, o viso paketo tai yra 8 paskaitos, 3 asmeninės konsultacijos, 3 savaičių meniu su receptais ir kasdieninis palaikymas, kaip jums sekasi, ką jūs valgėte, patarimas, ką pakeisti rytoj arba poryt. Tai yra tik 190 eurų registruojantis iki gruodžio 13 dienos. Taigi 8 savaičių atkūrimo sveikatos kūno pakeitimo programa gali pakeisti ir tavo gyvenimą. Todėl startuokime kartu. Tik 18 žmonių online iš bet kokios pasaulio šalies gali prisijungti ir jeigu negali išklausyti gyvai, bus įrašas, taigi nieko neprarasite, o tik tai atrasite. Galima kalėdom padovanoti dovanų kuponą. Būtent iki 13 dienos šito kupono vertė yra 190 eurų, po to jisai bus brangesnis. Ir štai jeigu jūs norite dar, kad ir palaikymas būtų jūsų šeimoje, vienas kuponas visai šeimai gali padėti keistis ir būti sveikesniems ir jaustis geriau, geresnės nuotaikos, turėti geresnį miegą ir geresnę savivertę. Ką reikia daryti? Parašyti man laiškutį rita@šilenskienė.lt, tiesiog parašyti noriu dalyvauti arba noriu keistis, arba šiaip parašykite, ką jūs norite turėti šito 8 savaičių programos metu. Na ir pristatysiu dar paskutinį savo renginį, kur žmonės iš tikrųjų grįžta žibančiomis akimis, visai kitaip supratę, kas lemia sveikatą, tai yra mūsų savaitinės kelionės. Ir pavasarį turėsime 2 savaitės Tenerifėje, bet grupės jau yra užpildytos, todėl kviečiu registruotis 24 metų spalio mėnesiui į savaitės stovyklą, sveikatingumo stovyklą Maltoje, kur mes visą savaitę gyvensime kai šeima, kartu gaminsime, bus paskaitos, bus asmeninės konsultacijos nuo ryto iki vakaro ir tada grįšite tikrai supratę, kad mūsų sveikata, mūsų išvaizda tik mūsų rankose. Taigi, mitybos idėja paprasčiausia. Grįžimas prie savo protėvių šaknų. Ieškojimas labai paprastų produktų. Labai paprastų patiekalų gamyba iš elementarių produktų. Ir džiaugsmas gyvenimu, džiaugsmas pokyčiais, džiaugsmas savo kūnu. Ačiū, kad buvote kartu. Linkiu jums nesusidaryti ilgų sąrašų, ką norite pakeisti, o išanalizuoti save, pagalvoti, ar norite keistis ir keiskime kartu. Aš jums tai galiu padėti. Draugauti galime toliau. Mano daug receptų rasite šilenskienė.lt puslapyje, patarimus Facebook grupėje dietistės Ritos Šilenskienės patarimai. Čia aš dedu ir straipsnelius, ir receptus, ir renginius. Arba jeigu norite pasikonsultuoti, galite atvykti į Empatija kliniką. Registracijos telefoną matote ir labai ačiū, kad klausėte ir iki galo buvote kartu. Sėkmės jums!